Sakau, labai daug miltinių, bandelių, kruasanų, visokiausių kepinių, pyragėlių su kremais, be kremų, šokoladinių, su uogienėm. Žodžiu, rytoj einu į salę. Grįšiu į realybę. Nieko, viską išdeginsiu, pažadu. Tikrai pažadu. Ir sau, ir jum, ir visiems. Girdžiu tai jau sporto salėj nuo ryto iki vakaro. Nuo ryto ne, nes dirbsiu, bet vakare varysiu. Vajezu, nu matai, Augustai. Jau pradeda rinkės darytis, įsivaizduoji. Nuo ryto iki vakaro nepavyks, nes darbas laukia, prisirašiau mergaičių iš karto po darbo. Dabar turiu pulti darbus. O tada vakare būtinai į salę. Judėsiu, keliausiu, jau šiandien tai tikrai niekur, nes sakau, reikia dar tašės išrankiot, lagaminus iškrauti ir skalbimo kiek turiu. Oh my god. 3 dienas skalbsiu. Užtat nesirodai netelpi į ekraną, žinok, taip, netelpu į ekraną, susivėlus, pavargus, maloniai, ne? Jo, dėl to ir nesirodau, tikrai taip. Buvo 3 pagurkliai, dabar visi 4. Kava ir pica, ne amerikano. Pica ne amerikano, kava amerikano, ne, kava buvo latte. O pizzą valgiau 2, tai valgiau vieną, nepamenu pavadinimo, o kita buvo prosciutto. Tai buvo labai labai gera. Tai jau grįžot, nu taip. Taigi, kai rašiau, tau buvom jau oro uoste čia. Tai man čia nuo oro uosto 5 minučių ir aš namie. Mažiau net. Ir visio, tai va, persirengiau į chalatėlį. Pasijungiau dėl kažko čia, dėl to, kas man nervus pastoviai gadina. Tai va, pabendrausim biškį, ane? Ir tada eisiu kraut šmutkės, ruoštis rytojaus darbui. Ir viskas, ir dienelė bus baigta, o nuo rytojaus vėl. Ankstyvas rytas, kimbam į darbus. Ne, vėl sveika mityba, treniruotės ir panašiai. Ačiū už tapukus. Kas tau gadina blokišką? Ar tu užsiblokuok? 1, 2, 3, užsiblokuok pats. O tai talai suvalgė tave. Ne, jie manęs nesuvalgė, jie mane maitino. Čia aš save išsekinau. Aš esu, žinok, džimba žiauriai, esu reikli sau. Ypatingai, ta prasme, apskritai gyvenime žiauriai esu reikli savo ir aplinkiniams, ane? O kai aš nuvarau į kelionę, man nėra ribų. Aš per labai trumpą laiką noriu padaryti, aš nežinau, apversti kalnus. Tiesiog nuversti juos aš noriu. Tai va tą ir darau. Čia yra mano blogoji, nežinau, savybė, yda ar kas. Nežinau, per labai labai trumpą laiką tiesiog noriu padaryti maksimum. Dėl to turbūt nepailsiu po tokių pažintinių kelionių, o pavargstu, bet užtat psichologiškai žiauriai pailsiu. Aš, žinoma tu, kas daugiau. Paul, why are you laughing? Suvalgė. Nevalgė, aš neskani, manęs nevalgo. Italians men are handsome. I don't know, I don't think so. Laba, Mindė, labukas. Ну, бlemba, ну kas blemba, taigi pat žinai. Ты в курсе всех событий, pat žinai dėl ko ir kas ir kodėl. Sako, nu blemba. Aš dėl tavęs čia, o tu mane erzini. Iš pat starto nespėjau grįžti, jau jisai mane erzina ir nervuoja. Ir taip galim. Begėdis tu. Only the best. Viso, nebendraus. Ignoras. Tyla.
Smagu su tavim, su jumis irgi žiauriai smagu. Smagu, kai renkasi tie patys žmonės ištikimi mano, kurie jau tikrai ne vieną, ne du kartus yra buvę su manim, o ypatingai tie, kurie pastoviai renkasi, tai pradedu pažinti jūs pradedat pažinti mane. Daug yra tų, kurie jau ilgą laiką su manim ir ilgai jau mane pažįsta ir žino, jau sakykim, kaip išlupta, ane, 1, 2, 3. Tai va dėl to ir yra smagu, kai žinai, kai esam paprasti. Paprastumas traukia. Labas, kur dingas, kodėl buvo be vaizdo. Labukas. Be vaizdo dėl to, kad snaiperė esu žiauriai pavargus, ką tik iš kelionės grįžau. Priaugau turbūt 35 kg, ne, juokauju. Ne, iš tikrųjų žiauriai esu pavargus, dėl to nenoriu rodytis. Halatą įlindau ir sakau, biškį pasijungsiu pabendrauti. Bet kažkada savaitės dieną parinksiu vakarą, kai ateisiu pas jūs, tikrai, ta prasme, kai galėsiu save parodyti, kai būsiu nepavargus. I was in Rome. It's a beautiful city, but very dirty. Roma, Pisa, and another cities. It's a very dirty in Italy, and a lot of people smoking. It scared me, and the smell so bad, so. Ну, держись. Сейчас я тебя подержу. Держите меня семеро, žinai, kaip vadinasi. Jau išsigandau dėl 3-5 kg. Nebendrautum, išmestum iš draugų, nustotum mane stebėti, snaiperį. Yes. So beautiful country. Yes, really beautiful country. Friendly people. But have some bad things. Oh my god, 1, 2, 3, блядь, oi. Tu mane nervų. Viešpatie, ką man su juo daryti? Tu išprotėjėli, ką tu Lofotenų salas. Noriu į Lofotenus, ten nesu buvus ir tikrai planuoju į ten kelionę. Nežinau kada, nežinau kaip gausis. Artimiausiu metu turbūt dabar bent jau tikrai per žiemą, per pavasarį ne, bet labai noriu. Varom. Tu irgi nori? O gal buvai? Velniukšti. Labai gerai, kad taip pas mane viskas kaip ir normaliai, darbas namai, labai šiandien pavargau. Daug darbuko, Vytautai. Daug darbuko, kad pavargai. Anksti kėleisi, ilgai dirbai. Aš žinau, kas dar prisidėtų. Velniukšti, kas prisidėtų dar? Renkam hebrytę ir varom. Tai jau norgi atvažiuosi į fjordus. Varyk, davai. Antoj čemodanus į rankas ir varom, galiu pavežti. Į Lofotenus reikia skristi. Priimsi, žinoma priimsiu. Ne, aš tik Trolltungą aplankius ir dar keletą vietų. Oi, tai labai mažai, žinok, velniukšti, reikia daugiau pamatyti. Čia yra vaizdu, čia labai gražu, čia reikia keliauti, reikia matyti ir mėgauti, žinok, gamta. Pas mane vėl iššoko lentelė, kad nestabilus ryšys. Kodėl? Gal čia aš šiandien emociškai nestabili, o ne ryšys? Kaip jūs galvojat? Jo, man siūlė rinkti hebrytę ir lėkt. Į Lofotenus? Mes važiuosim. Skrysim ar važiuosim? Taip daug 6H keliuosi, tai žinai, ilsėtis anksčiau mėguoti. Eik, Vytautėlė, eik ilsėkis, iš anksto tau saldžių sapnų, labanakt, pailsėk, išsimėguok ir kad rytoj lengvesnė tau būtų darbo dienelė, gerai? Ačiū, kad užsukai, ačiū, kad pasilabinai, kad nepamiršti ir nepraeini pro šalį, labai tai vertinu. Nu, kur dingot? Viskas, baigėsi bendravimas. Norite aplankyti, gal pavyks. Žinoma pavyks, kodėl nepavyks? Nusiperki bilietus, atvarai ir keliauji. Žinoma, kad pavyks. Į bet kokią šalį gali lygiai taip pat. Tiesiog paimi vieną dieną, užeini į bilietukus. Ar tai kelto, ar tai lėktuvo. Nori restarto, pasiėmei, nusipirkai ir varai. Viskas. Paprasta.
Šią žiemą tikrai nesigaus, bet pavasarį ar šiek tiek vėliau tai tikrai drąsiai į Lofotenus. Jo, žiemą tai ten tikrai nenorėčiau. Šalta, tai pas mane tas žiemos toks sezonas būna stopas keliavimui. Na, nežiūrint į tai, kad atostogos bus, ane? Tai tada galima vasario mėnesį. Tai vat bus toks keliavimas, bet ne po Norvegiją. O po Norvegiją aš pradedu keliauti nuo pavasario. Pavyks. Žinoma, kad pavyks. Kitaip ir būt negali, Džumba. Kitaip ir būt negali. Galim skristi tu iš Oslo. Ne, velniukšti, aš iš Stavangerio. Iš Stavangerio aš. Iš Stavangerio. Oslas nuo manęs apie 7 kokias valandas. Daugiau gal biški. Ne, plius minus 7 valandas kelio. Ačiū už tapukus. Blin, kaip toli, Oslas 500 pm. Netoli, velniukšti, jau Norvegijoje čia atstumai, tai čia menkniekis, žinok. Ačiū tau labai gerą, tau likusį vakarą, saldžiu tau ir visame kame sėkmės. Ačiū, Vytautėlį, tau lygiai to paties, tik 2 daugiau. Gina Pus, thank you so much. Tusen tak. Hello girl. Hello my friend. 500 pm. Nu tai sakau, apie 7 valandas. Žinai, čia ne Lietuva, čia ne autostrada. Ačiū, Vytautėlį. Lietuvoje tai tas 500 pm per, sakykime, gal 4,5 valandas įveiktum. Čia, žinai, čia kitokie keliai, kitokie ženklai, tai tikrai užtrunka apie 7 valandas. Ačiū, Vytautai, ačiū kas. Gina, thank you so much. How are you? Hello. Žinučių, žinokit, nukeliauja į spamą, paskui man ir pyksta, kad aš neatrašinėju, bet jūs mane irgi supraskite, aš viena, jūsų daug ir kartais tos žinutės tiesiog nukeliaudamas į spamą, gal jos ir normalios, bet aš jau, ta prasme, ten nebeskrolinu, nebežiūriu, kas ten yra. Auga. Kiek metų, Džumba, taviškiam? Pas mane irgi 2 bernai. Ar tu nusivyliai, kad ne tavo tipažo esu? Nenusimink, žinok, dar visas gyvenimas prieš akis. Gal rasi tą, kur tavo tipažą? Nu, kur jūs visi dingot? Pradėjot tarpusavį labintis ir viskas, ir pamiršot Iloną. Ei, taip negadyca. Rasi dar savo paliubamą. Ir aš taip spigliuočiau, sakau. Jeigu aš ne jo tipažu, tai, žinai, kelias atviras. Ieškokite savo tipažu, a ne? Va taip ir padaro. Vienas 16, kitas 14. Ai, tai paaugliai jau. Gadica, negadica. Kad tu gera, kaip tavo savaitgalis, spigliuočiau, ką veikiai? Ilsėjaisi, dirbai? Jagadica. O jagadica tavo tipažo ar ne tavo? Nu aš tai aš, o jagadica? Jagada. Jaunesnis už mane, didesnis. Bet aš nesuprantu, kas per laikai atėjo, kai vaikai praauga tėvus. Iš kur jie tokie dideli pasidaro? Kokiam Černobylį mes juos gimdėm, kad jie tokie dideli? Nu, nebloga. Tai užskaitai? Tai palauk, aš ne tavo tipažo, bet jie gadica mano, tai gadica, nes yra tavo tipažo. Apsispręs, kartu mane dalim nori į šitą. Kaip čia? Išsireikšt gražiai. Nikon, pasibački, thank you. Thank you, Nikon. Tai tu savo keliauji, o spigliuką pamiršai visai. Ne, spigliau, baig, nepamiršau. Pats telefonas buvo nukeltas, sakykim taip, į antrą planą. Į antrą planą, todėl aš jo praktiškai nesinaudojau, labai retai paimdavau į rankas, bet aš nei vieno iš jūsų nepamiršau, spigliau, ir tavęs juo labiau, tikrai ne. Sportininkas, šaunuolis, krepšininkas gal. Nikon, pasibački. Kas ne tavo, kažką maišot, panelė. Tai kad aš ne tavo tipažo, pats pasakei.
Kad tavo žodžiai Dievo jausi ir kuo greičiau. Taip ir bus, žinok, velniukščiai, taip ir bus ir ne kitaip, pamatysi. Priviet, liubliu, priviet, Nikan, priviet. Labukas Monako, labas, kaip tu užsukai pasilabinti. Labai malonu. Banda vis pasiboksuoti, nu tai davai, sparingą vaikui, tėgų lavina įgūdžius bokso. Gerai, kovų menai yra gerai. Paskutinį kartą seniai mačiau ir tai liūdna. Mane liūdna matei? Kodėl? Ne. Ar tu ne apie mane, spygliuočiau? Aš nebūnu liūdna. Ei, ne. Tu kažką painėjai. Nebent pasakoju apie tą istoriją dėl tų žmonių pasitikėjimų, žinai. Pamiršai visai mane. Nu, ne, nieko aš nepamiršau. Jeigu jūs mane pamirštate, tai nereiškia, kad aš jūs pamirštu. Nėra skirtumo. Ar girdi? Bet dabar, pavyzdžiui, tu pasirašęs, nėra skirtumo. Nu ir dabar prašom prisistatyk, kas tu esi. Nes jau dabar tai aš tikrai nežinau. Aha, tave apie tą. Tai ten nebuvo liūdna, ten tiesiog papasakau istoriją dėl pasitikėjimo žmonių. Žinai, kai tu atrodo pripranti prie žmogaus, tu pradedi su juo bendrauti, atvirauti galbūt ir, nu, ta prasme, išgirsti tą žmogų, ane, sakykim. O paskui pasirodo, tas žmogus yra, nu, nežinau, tebūnė šizofrenikas, dviveidis. Ir tada išlenda visus kortos. Atsiveria ant stalo, ne, ir tada mes pamatom tikrą žmogus veidą ir tai labai labai nefaina. Apie pavydą ir panašiai, tai taip ir yra, žinok. BMW, ačiūkas, taip ir yra, kitaip, žinok, turbūt nėra, aš nežinau, kodėl toks, apskritai dingsta žmogiškumas ir visos žmogaus gerosios savybės. Ačiū taurai, labukas Linutė, labas.